Štai antra dalis mano pasisakymo, nes esu Olandijoje, mano kompas šiandien labai traukė tą internetą, aš norėjau live transliaciją padaryti per kompą, tai pereinu dabar prie telefonų, noriu pabaigti tai, apie ką taip ugningai kalbėjau pirmoje dalyje, įdėsiu pirmąją dalį prie šito laivo, kad jums susijungtų tie visi dalykai. Tai pirmoje dalyje aš labai ugningai kalbėjau, gal dėl to ir nutrūko ta transliacija, apie tai, kaip mes nebegalim gyventi taip, kaip gyvenom iki šioliai ir kad labai svarbu tiesiog keisti ne tik tai fizinio kūno savijautą, ne? Kad keisti požiūrį į savo fizinį kūną, kad jisai galėtų priimti tas aukštas vibracijas, kad jisai atlaikytų tuos dažnius, kurie eina nauji visiškai ir jie nėra įprasti mūsų materialiam kūnui. Todėl mūsų ląstelės, mūsų visi kūno organai labai pamažu kinta. Ir tame pokytyje ateina aukštas vibracijos, ateina į mūsų kūną, ne? Jos susiduria su kažkokiais blokais, su kažkokiom kliūtim, tiek fiziniam, tiek mentaliniam. Ir tada kyla kažkokie skausmai. Ką mes darom tada su tais skausmais? Na, pavyzdžiui, aišku, jeigu labai skauda galva, tai galbūt ir verta tada išgerti tabletę, jeigu jau ten galva pulsuoja. Tačiau yra kitas būdas. Mes galime išgerti magnio, mes galime išgerti B grupės vitaminų, kalio, ne, ypač jeigu kraujo spaudimas sukyla. Mes galime pakvėpuoti labai lėtai, labai giliai, labai sąmoningai. Kai labai lėtai įkvepiam ir tiesiog būname tame kvėpavime ir iškvepiame. Galime eiti į gryną orą, į mišką ir tenai kvėpuoti, ir tenai vaikščioti, išgėrę magnio. Ir tai taip pat padeda. Kas vyksta, kada eina galingos vibracijos, tokios kaip kada iš Žemės eina Šumano rezonansas, kada iš kosmoso eina Saulės pliūpsniai, kada dabar įsirikiuoja planetos visos į vieną eilę, ne? Jaunatis ir ten viskas susideda į vieną vietą, viena iš žuvų pereina į Avino ženklą kai kurios planetos, ne? Ir kasgi įvyksta? Įvyksta, kad mūsų energetiniai, kaip čia pasakyti, kanalai, kurie kiekviename yra, jie nebepraleidžia to didelio pliūpsnio energijų. Kaip mūsų kraujagyslės nebepraleidžia kraujo, ne, kyla spaudimas, ne? Tai nuo ko tas spaudimas kyla? Dėl to, kad ten kažkas siaura, ne, yra ir eina daug, reiškia energijos, su energija kyla. Pavyzdžiui, energija gali būti dėl to kylanti mūsų kūnuose, dėl to, kad mes susijaudiname, kad mums ten piktumas apima arba didžiulė euforija gali apimti ir mūsų energetiniai kanalai nebepraleidžia to, reiškia, to didelio pliūpsnio, ne? Tai panašiai, jeigu taip įsivaizduotumėme fiziškai, kaip čia į ką galima būtų palyginti, kad yra kažkokie laideliai, ne, tenai, ir mes į juos, kažkokios šlangos, ne, ir jas pilame daug vandens. Ir spaudimas yra toksai didelis, kad šlanga plyšta ir nebelabas, Sandra. Ir nebetlaiko, čia jau antra dalis, nes pirmoji daly nutrūko transliacijai. Tai va. Ir kas tada atsiranda tas spaudimas ir tas spaudimas sukelia fizinius pojūčius, ne? Tai tas pats ir vyksta su mūsų kūnu, kada mes gaunam daug energijos, ar tai emocijų pavidalo, ar tai gali būti dėl išorinių tų poveikių, kas ir dabar, sakykime, vyksta, ne? Ir mums iš karto gali į galvą duoti skausmas, ne? Gali mūsų kraujagyslės nebetlaiko, mūsų energetiniai kanalai neatlaiko ir mes tiesiog jaučiamės blogai. Tai yra čia tik tai vienas iš tokių dalykų, kodėl taip gali būti. Antras dalykas gali būti, kad čia yra emociškai susiję arba ten kažkaip tai su fiziniu mūsų kūnu. Bet mes galime eiti vaikščioti, mes galime magnio išgerti, mes galime pakvėpuoti ir susitvarkyti su tais dalykais. Bet tai čia yra laikini, čia yra greitoji pagalba, tačiau yra ir kiti dalykai, kuriuos mes turim daryti nuolat. Ir apie ką aš visą laiką kalbu. Mūsų kūnas nėra geležinis, jam reikia pagalbos. Ir ypač tie žmonės, kurie užsiima dvasiniam praktikom, bet neužsiima fiziniu kūnu, jie turi, pavyzdžiui, labai daug žinių apie dvasinius dalykus, bet jie nieko nedaro nuolat, ne?
Tai mes privalome išmokti daryti nuolat, klausyti savo kūno, klausyti, ką jisai sako. Jisai sako, eik pagulėk, tavo protas sako, ne, aš čia turiu eiti veikti, čia dar turiu pabaigti tą, pabaigti tą. Ką mes dažnai darome? Mes klausom savo proto, bet neklausom to, kas viduje yra. Kada kyla vibracijos, labai svarbu išgirsti, ko šią akimirką nori mano kūnas. Ir jeigu mano kūnas nori eiti pagulėti ir nieko neveikti, reikia tai ir daryti. Ir labai dažnai šitais periodais būna skirtingi tokie pojūčiai kūno. Vieni būna susijęs su tuo, kad žmonėm fiziškai kyla spaudimas, skauda galva, migrena prasideda, čia tokie momentiniai dalykai. Kitiems žmonėm atvirkščiai ima miegas, ne? Jie pradeda juos migdyti ir tai gali nutikti vidury dienos, nes mūsų fizinis kūnas net laiko tos energijos, kurie ateina į mūsų fizinį kūną. Ką mes turime daryti? Mes turime eiti ir atsigulti, nes kartu su ta energija ateina informacija. Ir kada mes atsigulame ir nors 15 minučių nusnūstam, ta energija integruojasi į mūsų fizinius kūnus ir mums tampa lengviau. Tai yra tiek su fiziniu kūnu, masažai, pirtis ir stabilus organizmo valymas. Stabilus. Maisto pokytis, sunkus maistas turi išeiti iš raciono, ypač tuo metu, kada vyksta labai stiprus energijos pliūpsniai. Tai iš tikrųjų tiek norėjau apie fizinį kūną pasakyti, kad mes negalime jo apleisti. Būtent dėl šitos priežasties aš nuolat važiuoju į pančakarmą. Aš 1-2 kartus per metus valau organizmą, nes nesvarbu, kaip aš gyvenu kiekvieną dieną. Tačiau tas, kas vyksta mūsų aplinkoje, tas iš 7 Hz į minimum 40-100 Hz pakilusias vibracijas, jos duoda žinoti fiziniam kūnui netgi tada, jeigu tu nuolat juo rūpiniesi. Aš, pavyzdžiui, labai jaučiu nuolat tas vibracijas, kada naktį, ypatingai naktį, kada kūnas atsipalaiduoja, aš jaučiu, kaip tos energijos vaikšto, kaip juda, kaip išmuša blokus tam tikrus. Ir žinau, kad tas procesas vyksta nuolat, ne tik tai tomis dienomis, kada pakyla čia jau Šumano rezonansas iki maksimumą ir tos magnetinės audros. Ir aš jau savo pirmoje dalyje savo pasisakymo šito live transliacijos minėjau, kad tai niekada nebebus taip, kaip buvo. Mes gyvensime nuolat kylančių vibracijų fone ir gyventi taip, kaip gyvenome, elgtis taip, kaip elgiamės, nebeišeis. Ir galybė webinarų ir kursų apie tai yra. Aš galiu surašyti visus, kur jūs galite tiksliai pasiklausyti, kaip aš pasakoju, ką reikia daryti. Tai, ką dabar sakau, tai yra tik tai užuominos, bet niekas, nei aš, nei kaimynai, nei kažkoks kitas žinovas, nieko nepakeis jūsų gyvenime, jeigu jūs nepradėsite daryti kiekvieną dieną veiksmų, kurie jūsų kūnai ir jūsų sąmoniai padės gyventi prasiplėtime. Nes naujas vibracijos tai yra apie prasiplėtimą sąmonės ir mūsų kūno pokytį, mūsų kūno transformaciją. Mūsų kūnai išsiskaido iš fizinių kūnų į šviesos kūnus. Ir tas procesas vyksta iš lėto, jis vyksta pamažu, todėl mums nėra tai baisu ir sunku, nes kitaip mūsų degintų tą energiją, jeigu jinai eitų ir tiesiogiai iš karto veiktų mus. Todėl mes turime palaimą ir tokią galimybę, kad mes iš lėto transformuojamės. Mes iš lėto gauname naujus kodus ir naują prasiplėtimą. Ir mūsų ląstelės įgauna naujos informacijos, jos plečiasi, jos pradeda vibruoti kitų dažnių, jos kitą informaciją ima skleisti. Bet mes turime veikti sinchroniškai, ne taip, kad aš čia truputį kažką padariau su fiziniu kūnu, paskui ten gal kažkiek pameditavau, ten dar padirbau su mentalu savo, o paskui vėl viskas, numečiau viską ir vėl, pagerėjo, viskas gerai, ne? Kaip dažnai būna, nebebus taip. Aš noriu, kad jūs mane išgirstumėt. Aš noriu, kad jūs išgirstumėt. Dabar kovas bus toksai mėnuo, kada mes iš tikrųjų keisimės, mes būsim priversti keistis. Tai bus energetiškai be galo stiprus mėnuo. Ir išmuš mums visas propkes ir mums visus blokus. Aš niekada negazdinu žmonių. Aš kaip tik juos kviečiu į pokytį ir į drąsą. Į tai, kad mes
pasikeisdami savo viduje galime pakeisti savo gyvenimą. Visada apie tai kalbu, bet tai liečia ne vien tik tai mūsų sąmonę. Ne tai, kad aš pasiskaitysiu, paklausysiu ten kažkokių fainų video ir man įsikvėpsiu tai akimirkai, ne. Mes turime mokėti daryti veiksmus nuolat kiekvieną dieną. Kad tie, kurie darė tuos veiksmus, tiem galite reikėti prisiminti. Aha, aš žinau, kaip toje akimirkoje reikia elgtis, kai yra šitaip, ne? Bet tie, kurie nedarė, prašau jūsų, pradėkit daryti. Pradėkit kiekvieną dieną stabiliai rūpintis savimi. Pradėkite būti savimi. Nemeluokite savo, nes melas savo atsisuks prieš jūs. Meluoti savo tai reiškia netitikti to laiko ir sėdėti kampe užsispaudus ir nedaryti tai, kur jūs kviečia širdis. Tam, kad jūs galėtumėte eiti į tai, aš darau daugybę dalykų. Tai čia webinaras, kur galite pasirinkti, kiek mokėti. Tai nemokama live transliacija. Tai kursas, į kurį aš kviečiu, kurį vadinu drąsos kursu. Ir jisai yra apie maksimalią realizaciją. Ne veikloje, bet kaip žmogaus, kaip dieviškos būtybės. Apie mūsų tikrąjį aš, kuriame mes įsiskleidžiame Dieve, dieviškume, o ne kažkokiame baimės viruso užspausto žmogaus kiaute. Kur mes leidžiame savo būti, rinktis tai, kas mums iš tikrųjų norisi, o dėl savo baimių mes to nedarome. Ir vis tame kurse ir apskritai nuolat dabar priminsiu jums, kad drąsa yra labai aukšta vibracija. Baimė yra ta vibracija, kuri mus tempia žemyn. Ir jeigu mes gyvensime mūsų mintyse, nors kiek liks baimės, o kasgi yra baimė? Tai nėra vien tik tai, kad aš bijau eiti į realizaciją, ne? Apie ką mes tiek daug dabar kalbam, pašaukimą savo, ne? Tai yra baimė, kad aš nepatiksiu. Tai yra baimė, kad aš naują žingsnį žengsiu, ne? Tokį, kokio dar niekada nedariau. Kad baimė, kad aš būsiu savimi toks, koks esu. Kad aš mylėsiu save, nebijosiu savęs mylėti ir atrodyti kažkam egoistu. Taigi šitas laikas yra apie pasirinkimą savęs, bet ne iš tos egoistinės pusės pasirinkimą, bet iš to, kad aš labai myliu save ir noriu būti savimi, tokiu, kokį Dievas mane sutvėrė. Ir kad per mane įsiskleistų ir tie talentai, ir tas mano unikalumas, dėl ko aš atėjau į šitą žemę, ne? Ir aš tai dalinčiausi su kitais. Nes dalinimasis, dalyba yra daugybė, jūs tą esate ne vieną kartą girdėję. Bet ką jūs darote? Ne jūs, bet kai kurie žmonės, ne? Jie turi kažką savo viduje gražaus, jie net komentaro neparašo, jie net ačiū neparašo. Ir visa tai lieka jumyse. Jūsų kiekviena mintis ir emocija yra energija. Ir jeigu ta energija lieka jumyse, jūs jos neišleidžiate į aplinką, jinai tampa kliūtimi ir bloku. Ar tai jūsų gyvenime asmeninėme, ar meilėje, ar piniguose, ar tai jūsų veikloje, tai tampa bloku. Todėl stenkitės visą tai, kas ateina į jūs, praleisti per save ir atiduoti į aplinką. Dalintis, atiduoti. Atėjo man gera emocija, jausmas apie kažką. Aš pasakiau, ačiū, kaip tu nuostabiai atrodai, koks tu nuostabus žmogus. Atėjo jausmas, kad dabar turiu padaryti, tai einu ir darau, netidėlioju. Atėjo impulsas naujam projektui, einu ir darau. Ir negalvoju, kaip aš bijau ir kaip aš šiandien kaip atrodysiu ir kas ką apie mane pagalvos. Čia yra drąsa gyventi. O sėdėti ir laukti, kol kažkas pasikeis savaime, tai yra ta vibracija, iš kurios mes išeiname. Tai va. Tai aš nežinau, tiesiog kviečiu jūs į savo drąsos kursą, tai yra pirmiausia. Antras dalykas, rūpinkite savim. Rūpinkite savim. Nelaukit, kol jų migrenų užplūs. Man viskas su šituo Šumano rezonansu ir tuo, reiškia, saulės pliūpsnis šiom dienom buvo visiškai gerai. Bet ką aš padariau, aš revizavau savo kūną, užsiėmiau jo atsipalaidavimu, atpalaidavau maksimaliai, kad nebūtų spaudimų, pasižiūrėjau, kokių medžiagų man trūksta, prisipirkau tam tikrų medžiagų, pradėjau jas vartoti, daug magnio, kad neužspaudimų nebūtų fizinėme kūne. Peržiūrėjau savo mintis, savo emocijas, savo gyvenimo pasveiškimą, kur aš save užspaudžiu, ko aš neleidžiu savo daryti, kur mano širdis veržiasi, bet aš negaliu savo leisti dėl kažkokių mistinių priežasčių. Eiti į tai. Viskas. Einu į eterį, pas jūs dalinuosi. Tai yra drąsa, nors aš gal norėčiau ant pečiaus pagulėti.
Todėl aš kviečiu jūs taip pat į drąsą, kviečiu į savo kursą, kviečiu rūpinti savo kūnu, kviečiu pasirūpinti savo limfotaką, kviečiu pasivaikščioti po mišką, kviečiu pakvėpuoti, kviečiu pasižiūrėti į saulę, kviečiu savo nusišypsoti, kviečiu pasakyti kitam žmogui gerą žodį ir savo pirmiausia pasakyti gerą žodį. Pasakyti, kaip jūs save mylit. Tai va. Tai šiandien baigiu, prirašysiu visokių nuorodų, jeigu jums mano pasidalinimai įdomus, jūs pasidalinkite ir į sąskaitą pridėsiu, galite pervesti man pinigų, galite parašyti ačiū, galite kažkaip kitaip išreikšti tą jausmą, bet būtinai kažką išreiškite, nebūtinai man, bet kažkam kitam, savo artimam žmogui, gamtai, gyvenimui. Tai yra svarbiausia. Iki.